Labadiena žmonės, šiandien mes važiuosime į atominę elektrinę Lietuvos. Kažkokią radome Ignalinos, vis dar veikianti lygtais, kaip supratau. Dabar važiuojame, liko 3 kilometrai. Nėra. Čia veizas turime. Čia tokie stulpai keisti. Ženklas. Va čia, tarp vidurio. Va. Matei? Kur? Mačiau ką. Mano brolis matė jau kaminus. Va. Tai va štai jinai. Ignalinos atominė elektrinė. Veikia panašiai kaip Černobylis. Lygtais. A ne? Ką? Taip. Bet dabar neveikia. Mažai. Ai, ten ne. Reaktoriai matosi. Apsigaučiu negali. Ne, važiuok čia pasieniečiai. O negali aš važiuoti? Gali važiuoti. Ženklų nėra. Nu, važiuok ramiai. Ten yra. Nu, bus kažkoks ženklas, vartai, tu tada ukrainiečius sustabdė, pasikažiaus, tiesiai varom. Labai atė pažiūrėti. Tikiuosi, kad nesustabdys. Atominis reaktorius. Čia kaip. Čia vienas reaktorius, antras reaktorius. Čia vienas. Ten šone dar kitas yra. Va. Kita dar galima. Yra mašina. O gal reikėjo pravažiuoti? Stovėt negalim, sustom galim. Tai va galim, fotkinti. Kažkaip sorbiškai pafotkinti. O tai nenori pasvaikščioti nuo ten, va ten kiti žmonės matau nuėję yra. Tai galim, tai tos tai eina. Viso gero ir viskas čia viskas dėl šiandienos video.